Pietinėje Lietuvoje buvo palankiausia žiema žiemkenčiams. Ten ir pavasaris pirmiausiai suskubo. Tad kokie pirmieji darbai laukia ūkininkų? Pietinės Lietuvos rajonų žemdirbiai vieninteliai ramiai miegojo per šalčius. Jų žiemkenčiai buvo užsikloję sniegu. Dairantis po Alytaus ir Vilkaviškio rajonų laukus, matyti, kad daugumai pasėlių tai padėjo. Vyturiai jau pranašauja pavasarį, o koks pavasaris yra Alytaus rajono žemkenčių pasėliuose? Vegetacija jau prasidėjus, kaip matome, išbertos trąšos kompleksinės, augalų būklė patenkinama. Pasėliai, kol kas, kiek važinėjau, tai apie 10-15% yra praretėjimai. Bet iš tiesų turim laukų, kur puikus peržiemojimas ir situacija nebloga. Kovo viduryje čia laukai labai sausi. Akivaizdu, kad trūksta drėgmės. Rapsai atrodo suvargę, pamėlynavę, tačiau gyvi, matyti pirmieji prasidėjusio augimo požymiai. O kokia kviečių būklė? Kviečiuose irgi situacija gan nebloga. Nuotaikos neblogos. Be abejo, lyginant su Šiaurės Lietuva, pas mus daug geriau situacija, kadangi turėjom sausio vidury, prasidėjo šalčiai, bet tų pačių iškrito ir sniegas purus, apie 12 cm storis, tad pasėliai buvo apsaugoti nuo šalčio. Reikėtų daugiau atsižvelgti į prognozes orų, kadangi kompleksinės trąšos, taip sutinku, jos kol ištirps, augalai pilnai pradės vegetuoti, viskas tvarkoja, bet tarkim su azotinėm trąšom reikėtų dar šiek tiek luktelti ir vis tiek temperatūra turėtų būti nemažesnė kaip 10 laipsnių, bent kelias dienas, kad ta vegetacija prasidėtų intensyvi. Silpnesniuose laukuose iš tiesų pravartu būtų žemdirbiam pagalvoti apie amino rūgščių kompleksų panaudojimą, kadangi tai pagreitina augalų atsigavimą po žiemos, tų pačių šaknų masė padidėja ir paprasčiausiai greitesni regeneraciniai procesai pradeda vykti augaluose. Alytaus apskrityje buvo komplikuota žemkenčių sėja, labai trūko drėgmės, rapsai ilgai nedygo, vėliau prasidėjo liūtys ir suplukė dirva, sulėtėjo augalų vystymasis. Žiema buvo trumpa, šalčio netrūko, tačiau jis didelių bėdų nepadarė. Labai didelės įtakos šiai žiemai turėjo parodė įtaką, kad veislė turi savo privalumų. Auginta veislė, matosi, kad famulus kviečiai jie išlikę, kitos veislės yra žuvusios, daugmaž taip yra likusių apie 80 galbūt procentų, kitur gal kalneliai ir daugiau iššalę išdžiūvę jau, bet kviečių pasėlis yra vidutinis. Toks. Kokios veislės atlaikė praėjusią mūsų žiemą? Neblogai pasirodė Skagenas, gerai žinoma veislė, Ada, paskui ties Maksis likęs. Vat tokios veislės, jos yra Lietuvoje gan plačiai auginamos ir žiemoja neblogai. Magnifikas ypač neblogai pasirodęs. Ką reikėtų suskubti daryti ūkininkams apžiūrėjus savo pasėlius? Pirmiausia, įsivertinti pasėlių išliekimą, kas išliekia, ar dar verta juos palikti maždaug. Taip, rekomendacija apie 200 stiebų kvadratiniam metre, jeigu išlieka pasėlio, tai bus produktyvus pasėlis, planuojamas derlius tarp 5 ir 6 tonų maždaug. Jau tai tokį pasėlį verta ir pasilikti, jeigu iš rudens nebuvo naudotos kompleksinės trąšos, tai pirmu darbu būtų gerai pasibarstyti kompleksinių trąšų. O kokiamis priemonėmis galima pagelbėti atsigauti po žiemos augalams? Pagelbėjimui yra naudojamos pagrindė amino rūgštys. Jeigu panaudotumėt amino rūgštis kartu su kasu, tarkim, prolinas, amino rūgštis, produktas prolis, tai kuo puikiausiai būtų paskatina šakniaplaukių vystymasi, pagerina atsprogimą visą ir javai stipriai reaguotų į tai. Ne visi žemdirbiai rudenį suspėjo nupurkšti pasėlius herbicidais, todėl kai kur jie gana piktžolėti, tačiau bendra kviečių būklė pietinėje Lietuvoje gera.